Sveiki gyvi, su jumis vėl Google partnerių patarimai ir aš Tomas Markūnas. Na ir šiandien laidoje, pirmojoje dalyje, kalbėsime apie efektyvesnę Google paiešką. Tai yra, kaip mes galėtume efektyviau ieškoti informacijos Google paieškoje su tam tikrais vadinamais operatoriais. Na, o antrojoje dalyje kalbėsime apie Google Ads konkurentų reklamą. Tai yra, mes pasižiūrėsime, kaip jūsų konkurentai atrodo, kokią reklamą leidžia ir taip galėsime pasigeneruoti idėjų savo būsimoms Google Ads reklamoms. Na, dabar pakalbėsime, kaip galėtume efektyviau išnaudoti Google paieškos sistemą. Tai yra su vadinamaisiais operatoriais, su papildomais simboliais mes galime paefektyvinti savo paiešką ir efektyviau rasti informaciją, kuri mums yra aktuali Google paieškos sistemoje. Tai kaip pavyzdys, jeigu mes į paiešką įvedame bet kokią frazę, kas mums yra aktualiu, sakykime, obuolys, mes randame pakankamai daug informacijos, nes tai yra bendrinė frazė. Jeigu mes norėtume ieškoti ne obuolio, o kaip pavyzdys leidykla obuolys ir nemesti tos informacijos nesusijusios su leidykla, mes galime šią raktinę frazę įdėti į kabutes ir tuomet paieškos rezultatai pasikeičia. Tai yra visi paieškos rezultatai yra jau susijęs su konkrečiai leidykla obuolys, o ne apskritai pačia fraze obuolys. Kita funkcija, kuri, sakykime, jums gali būti naudinga, tai jeigu jūs kaip pavyzdys ieškote žodžio obuolys, bet nenorite jokios susijusios informacijos su leidykla, tokiu atveju jums meta visą informaciją apie obuolius, o nėra papildomos informacijos apie leidyklą. Kita labai naudinga funkcija, kurią, sakykime, mes patys pakankamai dažnai naudojame ir turėtų būti jums aktualesnė, tai mes galime konkrečioje svetainėje ieškoti mums reikalingos informacijos. Tai kaip pavyzdys, mes tame pačiame naujienų portale Jūsų Panevėžys galime ieškoti informacijos, kad ir apie save. Tai yra pateikiami paieškos rezultatai, kuriuose yra tik tai JP puslapis ir tik, sakykime, apie mane susijusios frazės. Kita opcija, mes galime ieškoti su manimi susijusios frazės, tiksliau ieškoti su tom susijusios frazės, bet kad nebūtų minima mano pavardė. Tokiu atveju Google paieškos sistema pateikia rezultatus, kuriuose yra visa informacija JP.lt portale, kuri yra susijusi su vardu Tomas, bet nėra minima frazė Markūnas. Kitas atvejis, kurį jau ir minėjau, jeigu mes susivedame tikslę raktinę frazę tarp kabučių, mes galime toje svetainėje ieškoti konkrečiai tik su manimi susijusią informaciją. Tai tų vadinamų Google operatorių yra šiek tiek daugiau, ją galima susirasti internete, tiesiog susivedus informaciją Google Search Operators. Ir ten bus pateikta šiek tiek daugiau informacijos, kokie simboliai, paprastai kalbant, dar gali būti naudojami paieškoje, kurie palengvintų, patikslintų jūsų paiešką. O antroje dalyje, kaip minėjau, išsamiau analizuosime Google Ads reklamos biblioteką, pasižiūrėsime, kaip atrodo jūsų konkurentų reklama tiek paieškoje, tiek banerinė, tiek YouTube. O dabar kalbėsime apie Google Ads Library, tai yra pasižiūrėsime, kaip atrodo jūsų konkurentų Google Ads reklama. Tai kaip šį įrankį reikėtų pasiekti, tiesiog mes galime Google paieškos sistemą susivesti Google Ads Transparency ir čia mes turime lygiai tokią pačią biblioteką reklamų kaip įprastai su meta reklama. Čia mes galime pasirinkti arba interneto svetainę, kuri reklamuojama, arba agentūrą paiešką susivesti, kuri reklamuojasi. Tai kaip pavyzdys mes galime susivesti, kad ir mūsų interneto svetainę. Ir galime pasižiūrėti,
kokios šiuo metu yra aktyvios reklamos. Tai čia galima pasirinkti laikotarpį, galima pasirinkti, kurioje šalyje rodoma reklama ir kokios platformos. Yra YouTube'as, paieška, žemėlapiai. Šiuo atveju mes renkamės Lietuvą, renkamės visas platformas ir viso laikotarpį. Tai šiuo atveju ką mes matome, kad veikia YouTube'o reklama, tai yra mūsų pačių laidos reklamuojamos, veikia banerinė reklama, remarketingas, veikia reklama paieškoje ir kitas papildomas video reklamos. Tai šiuo atveju, jeigu jūs įprastai į tikslinį auditoriją nepatenkate, jūs tos reklamos galite ir nepamatyti. Na, o jeigu aktualu, kokią reklamą leidžia konkurentai ir galbūt norite pasiieškoti idėjų, pasiūlymų, ką galėtumėte reklamuoti jūs, Google biblioteka lygiai toks pat puikus įrankis kaip ir Meta Ads Library, kur galite pasiieškoti puikių idėjų, pasižiūrėti, ką daro konkurentai ir galbūt kažkurias idėjas iš jų pritaikyti savo verslui. Ačiū, kad žiūrėjote 4. Google partnerių patarimų laidą. Na ir kaip visada lauksime žiūrovų klausimų, na o įdomiausia iš jų apžvelgsime kitoje laidoje. Ačiū ir iki kitų susitikimų.